Labą dieną visiems. Tai labai džiaugiuosi, kad jau antras seminaras per šį laikotarpį. Tai turime virš 150 žmonių užsiregistravusių, šiuo metu stebi apie 90 žmonių ir taip pat turime gyvai apie 15-20 žmonių, kurie irgi domisi apskaitos prietaisų problematika ir gedimų sprendimais. Šiai dienai turime poną Liudviką Dirisę iš UAB sistemų serviso, kuris papasakos apie apskaitos prietaisų problematiką ir sprendimus. Galbūt labiau paliesime šiandien pačių šilumos skaitliukų problemą, bet klausimų labai buvo daug užduota iš visos Lietuvos ir apie vandens skaitliukus, elektros skaitliukus. Tai sakykime, šiandien labiau koncentruosimės į patį šilumos ūkį. Taip pat turime atstovės iš Lietuvos metrologijos inspekcijos, kurios papasakos labiau apie šių dienų tendencijas teisinėje pusėje. Tai labai džiaugiuosi, kad tokios institucijos irgi prisideda prie vartotojų edukavimo. Tai šiai dienai aš tiesiog tada pats pristatysiu labai trumpai dažniausias problemas, sakykime, su kuriomis susiduria buitiniai vartotojai. Iš tų klausimų šiek tiek atsakysiu, kurių mes sulaukėme. Taip pat kitoje ekrano pusėje žmonės gali uždavinėti klausimus tiesiogiai. Mūsų administratorė tuos klausimėlius surinks ir paskui pateiks. Ir jeigu turėsime galimybę, seminaro gale atsakysime į tuos klausimus. Tai va. Tai tiesiog aš pasakysiu tada į pirminius klausimus, atsakysiu, kur buvo kas atsakingos už šilumos skaitliukų priežiūrą, patikras ir taip toliau. Tai atsakant į šitą klausimą, šiai dienai turim Lietuvoje kelis modulius, kas yra atsakingas už apskaitos prietaisą, kas liečia šilumos skaitliuką arba vandens apskaitos prietaisą. Tai dažniausiai būna 3 tipai, tai arba jeigu numato atsiskaitimo būdas, tai yra atsakingi šilumos tinklai. O jeigu kitas būdas vadinamas, tai tada būtų atsakingas pats jau buto savininkas, kas liečia vandens ir šilumos apskaitų prietaisus. Tai mano nuomonė dar yra tokia, kad jeigu susidūrėte su situacija, kad įtarėte, kad šilumos skaitliukas suvartoja daugiau šilumos arba vandens apskaitos prietaisas suvartoja daugiau negu įprastai, tai tiesiog reikia tą apskaitos prietaisą statyti ant stendo ir jį metrologiškai patikrinti ir pasižiūrėti, kokios yra išvados, ar skaitliukas yra, kaip sakyti, tvarkingas, ar jisai vis dėlto yra netvarkingas. Kas šitą dalyką atlieka, tai yra vėlgi pagal atsiskaitimo metodiką, kas yra atsakingas už tą apskaitos prietaisą. Tai dažniausiai šilumos skaitliukai būna pagal dabartinį reglamentą buto savininko atsakomybėje, tai tada tas buto savininkas turėtų įsivertinti tuos įtarimus, kad šilumos suvartojimas yra padidėjęs bute ir dėl kokių priežasčių. Tai jeigu jam kyla įtarimas, kad skaitliukas yra netvarkingas, tai skatiname tada susirasti paslaugų teikėją, kuris galėtų metrologiškai tą apskaitos prietaisą patikrinti ir pateikti išvadas. Tai dažniausiai, aišku, klausia gyventojai, buitiniai vartotojai, kas už tą metrologinę patikrą mokės. Tai kas liečia, jeigu vis dėlto šilumos arba vandens apskaitos prietaisas yra šilumos tinklų atsakomybėje, tai tada dažniausiai kai kurie šilumos tinklai praktikuoja tokią praktiką, kad jeigu įtarimai pasitvirtina, kad apskaitos prietaisas yra netvarkingas, tai už apskaitos prietaiso patikrinimą sumoka šilumos tinklai, o jeigu vis dėlto įtarimai nepasitvirtina, tai tiesiog tada jau vartotojas yra įpareigotas už tą patikrą sumokėti. Tai šiai dienai tokia tendencija yra, kad dėja šilumos apskaitos prietaisų, kas liečia butus ir kitas patalpas, labai stipriai niekas nekontroliuoja. Gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl jų patikros arba keitimo tada, kai jau skaitliukas nebeteikia duomenų. Tai čia, sakykime, irgi šiek tiek turime tokią problematiką, kad kai ateina laikas, tada tik tai žmogus suvokia, kad apskaitos prietaisas yra jo atsakomybės riboje, o vandens apskaitos prietaisai vėlgi yra mechaniniai arba nuotoliniu būdu nuskaitomi. Tai kas liečia mechaninius skaitliukus, labai dažnai pasitaiko, kad
po mechaninių skaitliukų keitimo į naujus padidėja suvartojimas, bet dažniausiai vartotojas žiūri ne iš tos pusės, kurios reikia, nes dažniausiai jisai kaltina, kad naujas prietaisas yra blogas, bet iš principo, jeigu loginę seką atsukus, tai kas gali paneigti, kad senas apskaitos prietaisas buvo netvarkingas ir suvartojimas dėl to buvo daug mažesnis negu naujojo prietaiso. Tai dėl to visą laiką reikia parodyti dvi medalio pusės vartotojui, kad kas nauja, tai nebūtinai yra blogai, kaip tik ta apskaita tampa daug tvarkingesnė. Tai dėl masinio apskaitos prietaisų keitimo vėlgi klausimas dažnai iškyla, kas tai turėtų daryti, kas organizuoti. Tai jeigu paskirstymo būdas lemia, tai dažniausiai vandens apskaitos prietaisus keičia šilumos tinklai, bet būna tokių atvejų, kad paskirstymo būdas lemia, kad turi tą daryti privačiai daugiabučio namo gyventojai arba daugiabučio namo bendrija. Tai tokiu būdu tada geriausia būtų sistemiškai susiorganizavus darbus, kreiptis į paslaugų teikėją, kas tuos darbus atliks, ir tuos skaitliukus, apskaitos prietaisus pasikeisti. Ir dar rekomenduotina, kad pasidaryti nuotolinę nuskaitimo sistemą, kuri jums padės vienu metu visus skaitliukus susivesti mėnesio gale ir tokiu būdu nebus neatitikimų su daugiabučio namo ar kito pastato įvadu. Tai žmonės, jeigu, sakykime, buitiniai vartotojai tai supras, kad tai yra klausimas, kuris liečia juos pačius, tai turi padaryti jie patys, o ne kažkas kitas, kaip sakyti, ne šilumos tiekėjas arba valstybė ar taip toliau. Tai nuo to tik tai bus visiems lengviau ir tos apskaitos bus tvarkingos. Ir tuo labiau kitas momentas, jeigu taip jau globaliai pasižiūrėti, tai tie vandens neatitikimai per miestą arba miestus paskiau turi įtakos ir mūsų, sakykime, visai sistemai, kas liečia vandentvarką ir kitus resursus. Tai visi šitie procesai tik į gerą, dėl to tikrai rekomenduojame tas apskaitas susitvarkyti ir nelaukti, kol ateis šilumos tiekėjas arba kita institucija pasakys, kad jūsų apskaitos prietaisas yra netvarkingas. Tai kas liečia dar šilumos apskaitos prietaisus, tai kaip minėjau, metrologiškai, kas liečia butų apskaitos prietaisus šilumos, periodiškai niekas iš praktinės pusės jų netikrina. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad pats vartotojas, pats buto savininkas turi būti suinteresuotas tą skaitliuką nors kas 4 metus nusiėmęs pasitikrinti ir žinoti, kad jisai turi tvarkingą apskaitos prietaisą ir tada nebūtų pretenzijų niekam, jisai tą atsakomybę prisimtų, ją įvykdytų savo prievolę ir tada jau kiltų daug mažiau klausimų paskirstyme, su šilumos tinklais bendraujant ir taip toliau, taip toliau. Dar sulaukiam daug klausimų apie poskaitliukus daugiabučių namų, kaip pavyzdžiui yra pagrindinis įvadas šilumos tinklų arba Vilniaus vandenų, tai už tą prietaisą yra atsakingi tiekėjai, tai yra jų apskaitos prietaisas, tuo apskaitos prietaisu jie pamatuoja, kiek yra suvartota arba tiksliau parduota šilumos, vandens ir paskiau pagal tą įvadinį skaitliuką yra visi resursai sunaudoti padalinami visiems butams arba kitoms patalpoms. Tai vėlgi, jeigu butuose yra netvarkingos apskaitos, netvarkingi apskaitos prietaisai, tada atsiranda neatitikimai, kurie kelia klausimų. Tai, sakykime, vėlgi išvengti tų neatitikimų yra vienintelis būdas arba metrologiškai visus prietaisus patikrinti, arba juos keisti naujais. Vėlgi, jeigu keisti tiesiog trumpalaikiu būdu, ką turiu omeny, kad tiesiog demontuoti apskaitos prietaisą ir nuvežti jį patikrinti, reikia pamaininio apskaitos prietaiso. Gaunasi, kad į butą reikia keliauti minimum 2 kartus, nes iš principo tas prietaisas demontuojamas, vietoj jo pastatomas pakaitinis trumpam, kad vis vien būtų vykdoma apskaita ir paskiau po kažkurio laiko, kai apskaitos prietaisas patikrinimas ant stendo, vėl grįžtama į butą ar kitą patalpą ir pastatomas tas skaitliukas atgal, kaip jis ir buvo, jeigu jis yra tvarkingas. Tai jeigu žiūrėti sistemiškai, racionaliausia būtų tikriausiai, jeigu skaitliukai yra virš 15 metų senumo, tai vis dėlto laiko prasme, energijos prasme, galbūt ir finansiniais kaštais įvertinus, galbūt racionaliausia būtų vis dėlto
pasvarstyti ir naujų apskaitos prietaisų įrengimą ir pačios nuskaitimo sistemos. Na, šitą gal dalyką galės Liudvikas daugiau pakomentuoti, kas racionaliau. Nu, sakykime, dar sulaukėme dėl manometrų patikros šiluminių punktų, kas yra atsakingas ir kas turėtų tuos manometrus tikrinti. Iš principo viskas susideda tai, kieno yra šiluminis punktas, tai dažniausiai šiluminis punktas yra pačių daugiabučių namų. Tai kieno turtas, tas ir turėtų ir mokėti už tuos manometrus arba kitus šiluminio punkto elementus. Tai buvo tokių klausimų arba, sakykime, ne visai korektiškų įsivaizdavimų, kad jeigu yra, pavyzdžiui, paskirtas administratorius arba komunalinis koks nors ūkis, tai jisai ir turėtų nemokamai tuos manometrus keisti naujais arba metrologiškai tikrinti ir panašiai. Tai, sakykime, kas susijęs su šiluminio punkto arba šilumos ūkio prietaisais, visos papildomos išlaidos kaštai turėtų būti apmokami gyventojų, nes mintis yra tokia, kad prižiūrėtojas jisai tik organizuoja, kad viskas būtų vykdoma pagal įstatymą ir apskaitos prietaisai būtų tvarkingi, jisai už tai gauna pinigus. Bet jeigu jau prašo, kad, sakykime, jeigu kitaip sutartis nenumato apmokėti ir manometrų, sakykime, patikras arba elementų patikras, tai tada reikia iš naujo nusistatyti sutartį atsakomybės ribas, už ką prižiūrėtojas yra atsakingas, bet automatiškai panašu į tai, kad automatiškai kiltų ir kaštai, nes šiai dienai visi prižiūrėtojai, ar tai būtų komunaliniai ūkiai arba privačios įmonės, yra nusistačiusios minimalias bazinės išlaidas ir su tom minimaliom baziniam išlaidom teikia paslaugas. Tai, sakykime, šiai dienai ten vidurkis yra 8 centų už kvadratinį metrą, kas liečia šilumos ūkio priežiūrą. Tai įeina, sakykime, ta mintis, kad tai yra bazinės paslaugos. Niekas elementų nemokamai neduos, niekas metrologiškai nemokamai nieko netikrins, nes tai visiškai atskiros paslaugos, kurias reikia organizuoti atskirai. Tai būtų kol kas tiek. Tai manau, tokie baziniai atsakymai buvo, kur dažniausiai užduodami klausimai iš tos temos. Tai dabar tiesiog duosiu žodį Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovėms, kurios papasakos labiau iš teisinės pusės, ką šiai dienai metrologijos inspekcija veikia ir kokie principai veikimo yra. O vėliau tada jau Liudvikas iš praktinės pusės papasakos apie pačius apskaitos prietaisus. Ačiū. Labą dieną visiems čia susirinkusiems ir esantiems nuotolyje. Esu Lietuvos metrologijos inspekcijos teisinės metrologijos skyriaus vedėja Lilijana Gaidamavičiūtė. Taip pat su manim dalyvauja ir mano patarėja Alma Gaižienė. Ir šiandieniniam savo pristatyme apžvelgsime Lietuvos metrologijos inspekcijos vykdomą teisinės metrologinės priežiūros veiklą. Taigi pradėkime pirmiausia nuo inspekcijos misijos. Lietuvos metrologijos inspekcijos misija susideda iš 3 tokių didelių dalių. Tai būtų paskirtis apsaugoti vartotojus, apsaugoti šalies rinką nuo neteisingų matavimo padarinių ir taip pat užtikrinti, kad šalyje naudojamos matavimo priemonės ir rinkoje cirkuliuojančios fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Pagrindinės inspekcijos veiklos sritys tai yra teisinė metrologinė priežiūra, paskirtųjų įstaigų, kitaip tariant, patikros laboratorijų veiklos licencijavimas ir priežiūra, matavimo priemonių tipų patvirtinimas ir matavimo priemonių valstybės registro administravimas, patikros metodikų rengimo koordinavimas, išduodam leidimų ženklinti fasuotas prekes E ženklais ir matavimo indus Z ženklu, organizuojam matavimo priemonių patikros žymenų ir flangų gamybą, registruojam degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemas ir dar inspekcija turi vieną labai specifinę sritį, tai kasos aparato ekspertizė, techninė
priežiūra ir remonto darbų sertifikavimas. Bet šiandieniniam savo pranešime koncentruosiuos tik tai į teisinę metrologinę priežiūrą, kurios pagrindinės dvi dalys tai yra matavimo priemonių teisinė metrologinė priežiūra ir fasuotų prekių ir matavimo indų teisinė metrologinė priežiūra. Šiek tiek statistikos, kad 2023 metais Lietuvos metrologijos inspekcija atliko 2616 matavimo priemonių naudotojų patikrinimų, per kurios buvo iš viso patikrinta 17 092 matavimo priemonės. Fasuotų prekių patikrinimų turėjom 49 ūkio subjektus ir per visus šitos patikrinimus buvo patikrinti 3756 fasuotų prekių bandiniai. Bet savo pristatymę aš toliau apie fasuotas prekes nekalbėsiu, kalbėsime tik tai apie matavimo priemonių teisinę metrologinę priežiūrą. Noriu atkreipti dėmesį, kad pagal metrologijos įstatymą teisinis metrologinis reglamentavimas naudojamas, tai yra taikomas ne visoms matavimo priemonėms, bet tik toms matavimo priemonėms, kurios naudojamos metrologijos įstatyme apibrėžtose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse. Čia yra ištrauka iš metrologijos įstatymo, tai yra 5 sritys, kuriuose naudojamos matavimo priemonės turi būti metrologiškai, teisiškai ir įteisintos ir patikrintos. Tai pirmas sritis tai būtų matavimo priemonės, kurios naudojamos nustatant prekių, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo ir atsiskaitant už įsigytas prekes, kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių paslaugų kaina. Kitas sritis tai būtų atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosios, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis. Trečias sritis tai sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sritis. Bankų ir kitų kredito įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų atliekamos operacijos. Ir penktoji sritis, tai atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu. Dažniausiai vis tik tai mes savo gyvenime susiduriam su to matavimo priemonėm, kurios naudojamos pirmosiose dviejose srityse, tai tiesioginis atsiskaitimas ir matavimai baudžiamosiose administracinėse bylose. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pateikia ir tiekia rinkai, įrengia ir naudoja matavimo priemonės, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų atliktas matavimo priemonių teisinis metrologinis patvirtinimas. Tai tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys turi tą atsakomybę. Trumpai noriu priminti, kas yra matavimo priemonė, tai įrankis, prietaisas, sistema skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais. Pagal matavimo priemonės naudojamas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, visas jas galima suskirstyti į dvi tokias didelės grupės, tai matavimo priemonės patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį ir matavimo priemonės nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį. Todėl ir teisinis metrologinis reglamentavimas joms šiek tiek skiriasi. Tai matavimo priemonės patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, jų teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, matavimo priemonės patikra periodinė ir neeilinė ir kiti techniniuose reglamentuose nustatyti veiksmai, jeigu jų ten yra nustatyti. Antroji grupė matavimo priemonių nepatenkančių į techninių reglamentų sritį, tai joms jų teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, tai yra skirtumas nuo pirmosios grupės, kur yra atitikties įvertinimas.
Taip pat matavimo priemonės patikra, bet šiuo atveju tai dar gali būti ir pirminė, ne tik periodinė ir neeilinė, ir kiti metrologijos srities teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Šioje skaidrėje pateikiu Jums pavyzdį, kaip yra ženklinamos matavimo priemonės, kai yra atliktas atitikties įvertinimas. Ar gerai matosi tas? Turėtų yra matytis. Tai kai atliktas atitikties įvertinimas, matavimo priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE, matote apačioj, papildomų metrologinių ženklų M su 2 paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis, kvadratėlį apibrėžta, ir paskelbtosios įstaigos atlikusios atitikties įvertinimą identifikavimo numeris iš 4 skaitmenų. Kaip ir sakiau, kad vienas iš teisinio metrologinio patvirtinimo veiksmų yra patikra. Pasižiūrėkime, kaip patikra ir apibrėžia metrologijos įstatymas ir kokios yra patikros rūšys. Matavimo priemonės patikra tai yra procedūra, kuria įvertinama matavimo priemonės metrologinių parametrų atitiktis kituose negu techniniai reglamentai metrologijos srities aktuose nustatytiems tiems reikalavimams ir kurią atlikus matavimo priemonė pažymima patikros žymeniu arba išduodamas patikros sertifikatas. Mes gaunam klausimų, ar gavus iš paskirtosios įstaigos po patikros sertifikatą dar būtina ir ženklinti, arba atvirkščiai, ir paženklinus dar būtina sertifikatas. Tai metrologijos įstatymas pabrėžia, kad ir arba. Gali būti ir sertifikatas, gali būti ir ženklas, o gali užtekti arba vieno, arba kito. Patikros rūšys yra šios, tai pirminė matavimo priemonės patikra, tai yra pirmoji patikra pagamintos ar sutaisytos matavimo priemonės, periodinė, kuri atliekama naudojamai matavimo priemoniai laikantis valstybėje nustatyto periodiškumo, ir neeilinė matavimo priemonės patikra, kai patikra dėl kažkokių tai priežasčių yra atliekama anksčiau nustatyto termino. Tai gali būti skundas, gali būti dar kažkokie kiti atvejai. Ir taip pat noriu pažymėti, kad patikrai naudojamos etaloninės matavimo priemonės privalo būti kalibruotos. Bet kalibravimas tai nėra tas pats, kas matavimo priemonės patikra. Ir kalibravimo liudijimas netapatus patikros sertifikatui. Nes būna klausimų ir klausinėjam ir prašom net ir atsakymus į paklausimus. Turiu kalibravimo liudijimą, ar man dar reikia patikros. Atsivežiau priemonę iš užsienio su kalibravimu, tai kokios čia dar man reikia patikros. Tai vat, matavimo priemonės kalibravimas tai visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio matavimo vieneto talonu arba taloninės matavimo priemonės rodomomis vertėmis. Ir po kalibravimo išduodamas kalibravimo liudijimas, kurio patvirtinama metrologinė sietis. Tai čia yra pagrindiniai skirtumai. Patikra parodo atitikimą metrologijos srities teisės aktų reikalavimams, o kalibravimas jau yra sietis su etaloninėmis vertėmis. Kaip jau minėjau, kad gali būti išduodamas ir sertifikatas po patikros, ir pažymima žymeniu, tai šioje skaidrėje pateikiu Jums pavyzdį užpildyto patikros sertifikato. Ir šalia tai patikros žymenų grafiniai pavyzdžiai. Tai yra 24 metų grafiniai pavyzdžiai. Jie yra kiekvienais metais tvirtinami metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu, bet iš esmės jie nesiskiria, skiriasi tik tai metai. Jeigu gerai matot skaidrėje, kur yra apvalūs žymenys, ten yra 2 ir 4. Taip pat tai reiškia 24 metam, kitiem metam būtų 25 metai. Iš esmės jie nesiskiria jau daugelį metų. Kaip jau minėjau, metrologijos įstatyme yra apibrėžta, kad periodinė patikra turi būti atliekama tam tikrų periodiškumų.
Šitas periodiškumas yra tvirtinamas Lietuvos Respublikos ir ekonomikos inovacijų ministro įsakymu. Galiojanti suvestinė redakcija yra nuo 23.12 mėnesio 15 dienos ir šitas dokumentas vadinasi taip: teisinio metrologinio reglamentavimo sritim priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas. Labai ilgas pavadinimas, trumpiau tariant, periodiškumo sąrašas. Jis yra didelis, šioje skaidrėje aš sutraukiu visą tą sąrašą pagal matavimo priemonių grupės ir yra 15 matavimo priemonių grupių. Palikau tik suskirstymą tų matavimo priemonių, kurios gali būti, kaip supratau, aktualios jūsų darbe. Tai slėgio matavimo priemonės, tai būtų manometrai, esantys šilumos pastatų įvaduose ir ne, jų skiriasi periodiškumas, metai arba 2 metai. Šilumos skaitikliai, taip pat priklausomai nuo to, kur stovi ir kokio yra pralaidumo, jų taip pat periodiškumas skiriasi 2 arba 4 metai. Vandens skaitiklių skiriasi ar pastatų įvaduose, ar individualiuose namuose. Tai yra 2 metai, 6 metai. Šalto ir karšto vandens skaitikliai, kurių skersmuo yra 150 mm ir daugiau, tai 4 metai. Ir visi kiti skaitikliai, kurie nepapuola į šitas 3 grupeles, tai jiems visiems yra periodiškumas 2 metai. Norėčiau dar priminti, kad patikra nebūtinai gali būti atlikta Lietuvoje. Yra atvejai, kai ir kitoje šalyje yra atliekamos patikros. Ir čia pateikiu informaciją, kokiais atvejais yra pripažįstama kitoje šalyje atlikta patikra. Tai kitose čia taip pat reikia turėti omeny, kad yra ES ir Europos ekonominės bendrijos valstybėse atlikta patikra ir tose vadinamose trečiosiose šalyse. ES ir valstybėse atlikta matavimo priemonių pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti, va čia yra svarbu, kompetentingų įstaigų atlikusių pirminę ar periodinę patikrą išduotą matavimo priemonės sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir arba jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir žymenimis. Čia svarbu tai, kad atsivežus matavimo priemonę iš užsienio, su užsienietiška patikra, dar privaloma pateikti ir įrodymą, kad ta įstaiga toje šalyje yra kompetentinga atlikti patikrą. Jeigu patikra atlikta ne ES valstybėse, tai pripažįstama tik 3 atvejais, kai yra sudaryta tarptautinė sutartis arba susitarimas su ta šalimi, tai yra tų sutarčių pagrindų. Tos sutartys yra skelbiamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje. Kitas atvejis, kai atliktos patikros dokumentus ir žymenis teigiamai vertina Lietuvos paskirtoji įstaiga, tai yra paskirtosios įstaigos išduotų dokumentų pagrindų. Tai tas, kas įsiveža tas priemonės su užsienietiška patikra, turi kreiptis į vieną iš paskirtųjų įstaigų ir paskirtoji įstaiga tada išduoda savo dokumentą, pripažindama patikrą atliktą kitoj šalyje. Ir kai patikrą pripažino kitos ES valstybės kompetentinga įstaiga. Tai tada tos įstaigos išduotų dokumentų pagrindų yra Lietuvoje pripažįstama patikra. Tai tiek yra teisinės metrologijos. Dabar norėčiau pereiti prie teisinės metrologinės priežiūros, kuri įgyvendinama per inspekcijos pareigūnų atliekamus patikrinimus. Tiesiogiai mano skyrius nevykdo šitų patikrinimų, bet pasistengsiu jums papasakoti, kaip tai vyksta, nes manau, kad tikrai susiduriat kaip ūkio subjektai su tais patikrinimais. Tai pirmą noriu akcentuoti, kad mūsų specialistai konsultuoja ūkio subjektus jau nuo pat pirmųjų veiklos metų, kad yra padaliniuose nustatytos priėmimo valandos
ir galima visada ateiti pasikonsultuoti. Jos yra viešai skelbiamos mūsų internetinėme puslapyje. Ir Lietuvos metrologijos inspekcija taiko naują požiūrį ir į pažeidimus, kad reikia daugiau šviesti ūkio subjektus, o mažiau bausti. Visi patikrinimai Lietuvos metrologijos inspekcijoje yra planuojami. Planavimo sistema yra pagrįsta rizikos vertinimu. Yra rengiami ūkio subjektų patikrinimo planai ir juos rengiant yra vertinamas ekonominės veiklos sritis ir ūkio subjekto rizikingumas. Visus ketvirčio planus galite rasti mūsų interneto svetainėje, nes jie yra viešinami. Kiekvienų metų, kiekvieno ketvirčio planai. Patikrinimai atliekami pagal 3 klausimynus, nes yra 3 pagrindinės sritys mūsų priežiūros, tai yra ūkio subjektų naudojančių teisiniai metrologijai priskirtas matavimo priemonės, tai yra jų patikrinimo klausimynas, fasuotų prekių gamintojo, pakuotojo, platintojo arba importuotojo patikrinimo kontrolinis klausimynas ir trečioji sritis, tai yra paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskirimo srityje priežiūros kontrolinis klausimynas. Toliau pakalbėsime jau apie pačius patikrinimus. Tai siekiant užkardyti galimą korupcijos pasireiškimą, atsižvelgiant į gerąją praktiką, patikrinimus atlieka ne mažiau negu 2 įgalioti pareigūnai. Ir jeigu kyla nors mažiausias pavojus, kad gali būti, sumaišyti privatūs interesai su darbiniais, tai įgalioti pareigūnai privalo nusišalinti ir tuo atveju yra kiti pareigūnai skiriami atlikti šitą patikrinimą. Ir siekiant padėti ūkio subjektam laikytis teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių teisinę metrologiją, įgalioti pareigūnai patikrinimo metu teikia konsultacijas. Tai tą taip pat turėkit omeny, jeigu tikrina jūs kaip ūkio subjektą, tai nereiškia, kad tik tai ieško, kas galbūt yra negerai, bet gali jūs ir pakonsultuoti, visada galite klausti, užduoti klausimus, aiškintis, kad neliktų tokių tamsių vietų. Skatindama ir laikytis teisės aktų reikalavimų, Lietuvos metrologijos inspekcija sudaro ūkio subjektam galimybę būti įtrauktiems į vadinamąjį baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje. Šis sąrašas duoda privalumus, kad tas ūkio subjektas, kuris yra įtrauktas į šį sąrašą, jam nėra planuojami ūkio patikrinimai 5 metus. Aišku, išskyrus tuos atvejus, kai inspekcija gauna informaciją, kad galbūt buvo pažeistas metrologijos įstatymas ar kiti metrologijos srities teisės aktai arba gaunamas vartotojo skundas dėl to ūkio subjekto veiklos. Į baltąjį sąrašą įrašoma inspekcijos viršininko įsakymu, yra sudaryta speciali grupė, komisija, kuri nagrinėja pateiktus ūkio subjekto prašymus ir su to susijusius dokumentus, kuriuos privalo pateikti, ir tada priima sprendimą dėl įtraukimo arba dėl neįtraukimo į baltąjį sąrašą. Šiuo metu yra įtraukti 21 ūkio subjektas į baltąjį sąrašą ir yra dabar paduoti 6 prašymai papildomai įtraukti į šitą baltąjį sąrašą. Atliekant patikrinimus, tai ūkio subjektas turi ir pareigas, ir teises. Tai teisės būtų dalyvauti metrologijos inspekcijos patikrinime fiziškai, susipažinti su visa veiklos patikrinimo metu surinkta medžiaga, žodžiu arba raštu duoti dėl jos paaiškinimus ir esant pažeidimui, kai nustatomas pažeidimas ir paskiriama nuobauda, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenės įstatymo nustatyta tvarka, apskųsti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų veiksmus arba neveikimą, taip pat šių pareigūnų sprendimus, kuriais įforminti veiklos patikrinimo rezultatai. Bet ir
patikrinimo metu privalo sudaryti reikiamas sąlygas pareigūnams atlikti savo patikrinimus. Tai yra įleisti į patalpas, pateikti visus privalomus dokumentus, kuriuos pareikalauja Lietuvos metrologijos inspekcija. Kaip dabar vyksta ir nuo ko prasideda patikrinimas, tai pirmiausia, 10 dienų prieš patikrinimą ūkio subjektui išsiunčiamas pranešimas, kad bus vykdomas patikrinimas ir išsiunčiamas kontrolinis klausimynas, kad ūkio subjektas galėtų susipažinti, kokie klausimai bus užduodami ir iš anksto pasiruošti dokumentus, pagrindžiančius atsakymus į klausimynuose jau pateiktus klausimus. Pačio patikrinimo metu yra pateikiamas matavimo priemonių sąrašas, kitoje skaidrėje pamatysite, kaip jis turėtų atrodyti. Matavimo priemonių patikrai rodančius dokumentus ir klausimynas. Klausimynas užpildomas kartu su metrologijos inspekcijos pareigūnu, dalyvauja ir už matavimo priemonės atsakingas asmuo. Kiekvienas ūkio subjektas turi būti paskyręs asmenį atsakingą už matavimo priemonių sąrašo sudarymą. Jeigu tokio asmens nėra, tada atsako ūkio subjekto savininkas. Ir planinio patikrinimo pirminis tikslas tai yra informacijos apie ūkio subjekto veiklą teisinės metrologijos srityje vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Šioje skaidrėje matote grafiką, kokį turėtų susidaryti kiekvienas ūkio subjektas. Ta informacija, kuri yra pažymėta žaliai, jinai yra privaloma pagal metrologijos įstatymą. Kiti 3 stulpeliai tai yra rekomendacinio pobūdžio, kad būtų patogiau ir pačiam ūkio subjektui sekti, ar nepraėjo laikas, reiškia, patikros. Tai yra surašoma ir šiuo metu paskutinės patikros laikas, periodiškumas ir kitos patikros laikas. Patikrinimai gali būti kaip planiniai, taip ir neplaniniai. Neplaniniai tai yra tada, kai gaunamas motyvuotas prašymas ar pavedimas atlikti patikrinimą kitos kompetentingos institucijos. Turint informaciją, kai kyla įtarimai, kad ūkio subjekto vykdoma veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms. Gavus skundą, siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti praėjusio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimai. Ir jeigu neplaninio patikrinimo metu nustato, kad kitas ūkio subjektas pažeidė jo veiklos priežiūrą reglamentuojantį įstatymą. Ir neplaninio patikrinimo tikslas yra įvertinti faktus ir aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą. Taigi šiaip paprastai negali metrologijos inspekcijos pareigūnai susigalvoti ir nueiti padaryti neplaninį patikrinimą. Kokios yra teisės mūsų įgaliotų pareigūnų, kai jie nustato teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą? Tai yra 3 tokios didelės grupės. Tai pirmiausia yra įspėti tikrinamą ūkio subjektą ir įpareigoti per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą. Gali būti laikinai uždrausta naudoti arba tiekti rinkai fasuotas prekes ar matavimo indus. Ir uždrausti naudoti, aplamai uždrausti naudoti arba tiekti rinkai matavimo priemonės, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas. Yra ir finansinė dar atsakomybė už pažeidimus. Tai juridiniam asmeniui pažeidimas už metrologijos srities teisės aktų nesilaikymą mažiausia bauda yra 300 eurų, bet gali būti iki 2% metinių pajamų, bet ne daugiau negu 10 000 eurų. Ir juridiniam asmeniui, kuris veikia trumpiau negu 1 metus, tai finansinės nuobaudos yra nuo 150 eurų iki 2%, taip pat metinių pajamų, bet ne daugiau negu 5 000.
už matavimo priemonių naudojimo teisinio metrologinio reglamentavimo srityse tyčinį gadinimą arba šių priemonių ir jų programinės įrangos rodmenų klastojimą yra išskirtos kitos finansinės nuobaudos, tai būtų nuo 450 ir iki 3% juridiniam asmeniui, o juridiniam asmeniui veikiančiam trumpiau negu 1 metus, tai nuo 225 eurų iki 3% metinių pajamų, bet nedaugiau negu 7,5 tūkstančio eurų. Ir metrologijos srities teisės aktų pažeidimus padarė fiziniai asmenys, ne juridiniai, bet fiziniai, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Šiek tiek statistikos ir informacijos apie vartotojų ir ūkio subjektų skundus, kuriuos gauna metrologijos inspekcija. 21 metais buvo gauta 30 skundų, iš jų pasiteisino net 30%, tai buvo skundžiamasi dėl svarstyklių, dėl naftos produktų kolonėlių, suskystintų dujų kolonėlių, karšto vandens, šilumos ir elektros energijos skaitiklių, tai tokie tradiciniai turbūt skundai jau besitęsiantys metai iš metų. 22 metais buvo 47 skundai, bet iš jų jau pasitvirtino tik 20%, tai vėl taip pat svyruoja svarstyklės, naftos produktų kolonėlės, suskystintų dujų kolonėlės, karšto šalto vandens skaitikliai, buvo skundžiamasi dėl fasuotų prekių. 23 metais inspekcija gavo tik 13 skundų, iš kurių atrodytų, kad pasiteisino daug, 46%, bet kadangi mažas skundų skaičius, tai tik 6 realūs skundai, tai dėl tariamo faktinio produkto kiekio neatitikimo vardiniam kiekiui, taip pat fermentinis sūris, šaldyta žuvis, švieži vaisiai, daugiau dabar tokių skundų gauname, bet ir, kaip ir minėjau, tiek 21, 22 ir 23 naftos produktai, dujų skaitikliai, elektros skaitikliai, dar srauto matuokliai, nuotekų srauto matuokliai, tai tradiciniai, dažniausiai pasitaikantis skundai dėl šitų matavimo priemonių. Kaip ir įžangoje minėjo jūsų atstovas, tai yra klausimų susijusių su šilumos ūkyje naudojamais skaitikliais, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodytų metrologiniai klausimai, bet iš tiesų nepatenka į Lietuvos metrologijos inspekcijos kompetencijos sritį. Čia išskyriau juos suskirčiau į 3 tokias dažniausiai pasitaikančias grupes, tai būna klausimai, ar šilumos tiekėjui priklausantis neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonės kontrolės objektas. Noriu pasakyti, kad išaiškinimas, ar jiems reikalinga patikra, nereikalinga patikra, galima rasti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Bet kadangi tai yra kitos institucijos teisės aktai, mes kaip metrologijos inspekcijos atstovai neturim teisės komentuoti kitų institucijų išleistų teisės aktų. Bet kiek teko matyti, ten yra tikrai labai išsamei viskas išdėstyta. Kita grupė tai irgi tokie klausimai. Kieno nuosavybė ir atskaitomybė yra įvadinis dujų skaitiklis? Kas yra atsakingas už šio dujų skaitiklio metrologinę patikrą ir kieno iniciatyva turi būti atliekama? Dar ir klausia, kas turėtų sumokėti už tų skaitiklių patikrą. Tai dėl dujų skaitiklio atsakymus galite rasti gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, kurias tvirtina Energetikos ministerija, ir gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas. Tai irgi tvirtinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu. Mes kaip metrologijos inspekcija priklausome ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Tai vėl būtų ne mūsų ministerijos teisės aktas. Trečia grupė, tai kienos nuosavybė ir atsakomybė yra paskirstomieji šilumos skaitikliai esantis daugiabučio namo vidaus šildymo sistemoje, kas yra atsakingas už šių šilumos skaitiklių metrologinę patikrą. Kieno iniciatyva ji turi būti atliekama, kas turi nuimti, kas turi pastatyti, kas turi sumokėti. Tai vėl į šitos visus klausimus galite rasti atsakymus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Tai taip pat yra
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išleisti teisės aktai. Tai va tiek trumpai norėjau jums šiandien papasakoti apie mūsų metrologijos inspekcijos veiklą ir kokiu galit tikėtis patikrinimų, kadangi esate ūkio subjektai, naudojantis savo veikloje matavimo priemonę. Ačiū uždėmesį ir jeigu būtų klausimų, tai mes su patarėja pabandytumėm atsakyti. Jeigu tai yra grynai teisinė metrologija, o nėra šilumos ūkio taisyklės ir dujų apskaitos prietaisų naudojimas. Sulaukiam klausimų tokių dėl buitinių vartotojų, nežinau, ar jūsų kompetencijoje klausimas, bet jeigu yra užfiksuotas pažeidimas, kad vartotojas klastoja duomenis apskaitos prietaiso, čia labiau vandens klausimas iš šalnos, kad teko susidurti. Nelabai supratau klausimus. Sakykim, skaidrėje, traukia atsakomybę, administracinės atsakomybės. Fizinis asmuo. Taip, čia jau labiau baudžiamoji teisė, ne metrologija. klausimų daugiau. Jeigu ką, tai rašykit, visada galit parašyti paklausimą į metrologijos inspekciją. Atsakysim išsamei, įdėsim dokumentus. Dar klausimas, dabar paskutiniu metu popierinio sertifikato jau nebeišduoda patikros, išduodamas yra elektroninis patikros sertifikatas. Tendencija tokia turbūt, kad liksim visi prie elektroninio formato. Ir jeigu išduodamas elektroninis, ko gero jau popierinio nebedera rašyti ir aš jo nebegausiu. Nes gyventojai, kai kurie tiesiog nesupranta, nepriima ir kartais neturi galimybės jį pasižiūrėti. Aš kiek žinau, elektroninius išduoda tik tai 2 paskirtusios įstaigos, tai turbūt dauguma susiduria su Nordic Metrology Science išduodamais, ar ne, jeigu kelia tą klausimą. Tai elektroninis sertifikatas yra laikytinas lygiai taip pat teisėtų kaip ir popierinis. Popierinis, aišku, eina ant saugiojo blanko, jis rašomas ant kompiuterio, pasirašomas ranka, tai yra viena. O elektroninis, kiek mes žinom, yra prieiga duodama, ar ne, ir vartotojas gali atsispausdinti elektroninį dokumentą su visais metaduomenim. Tai yra teisiškai, tai yra teisėtas dokumentas. Aš asmeniškai esu tiktais už elektroninius sertifikatus, nes popierinis jisai dažniausiai yra sulankstomas, įdedamas į dėžutę kartu su prietaisu, A4 formato dokumentas, jisai sukišamas į praktiškai mažytę saldainių dėžutę. Ir tai yra rimtas dokumentas, o jo likimas toks kažkur numeta, nutrenkia, neranda ir viskas gerai. Bet vyresnio amžiaus žmonės, kurie, mažiau naudojasi kompiuteriais arba nemoka jais naudotis, arba iš viso nesinaudoja, jie nori turėti popierių. Ir pas mane buvo, netgi čia šalia Satyno gatvėje konfliktas. Ir po šiai dienai jis yra, iš manęs reikalauja popierinio dokumento. Bet yra galimybė prašyti paskirtą išduoti popierinį dokumentą. Man neduoda, aš jį tik tai galiu atsispausdinti, pateikti ir pasakyti, kad čia jis yra tikras. Tada tai žiūri tą moterį, sako, dabar nebuvodiniai, man duok normalų. Čia tiesiog gyvenimiška situacija. Tas pats Nordic Metrology Science sako ir popierinius blankus, bet jie naudoja juos tik išskirtiniais atvejais. Turbūt klientui pageidaujant neišduoti elektroninio, bet išduoti popierinį. Jie turi tokią teisę ir galimai tiesiog buvo išduota kaip ir daugeliu, kadangi nors šiai dienai elektroninius naudoja tik tai 2 paskirtosios įstaigos iš 33, neskaitant tachografų dirbtuvių, kur dar 33, tai čia jau nesusiję su ūkio, tai su šilumos ūkiu. Viso turim 66 paskirtasis, 33 yra matavimo priemonės atliekančių. Tai 2 yra naudojančios elektroninius. Visos kitos naudoja blanką, reiškia ant saugiojo blanko, prašoma patikros sertifikatą. Turbūt kreipusis į Nordiką, jie galėtų išduoti tokių išskirtinių atvejų, jeigu tikrai kažkam labai reikia. Taip, bet iš karto turi informuoti prieš užsakydamas paslaugą. O jau vėliau neišeina. O vėliau turbūt jie išdavė jau arba iš papildomą mokestį galbūt, bet negali dublikato, tai nėra dublikatas. Tai yra elektroninis dokumentas ir tokius.
Bet jeigu yra žymo, jeigu yra užklijuotas lipdukas, tai irgi užtenka. Lipduko man užtenka, kas. Tai dauguma klijuojasi žymeninėjimą, ne patikrus. Ir netgi yra tokios tendencijos, kurie gamintojai prie prietaiso jau nebekomplektuoja techninės dokumentacijos. Yra ant prietaisų ir QR kodas, jį skanuojasi ir tau atverčia telefono ekrane PDF failą ir pasirenki tai kalbą ir tai matai. Tai aš manau, kad čia skaitmenizacija yra iš principo neišvengiama ir kam patinka ar nepatinka, teks su tuo susitaikyti. Netgi techninė dokumentacija pateikiama nekomplektuojama. Tai skaitoma kaip papildomi kaštai. Ne tik kaštai. Dabar žmonės gamtą tausoja. Popierių taupymų. Taip. Labą dieną visiems. Esu Liudvikas Dirsė. Atstovauju įmonę Sistemų servisas. Mes užsiemam tokią, mums tai atrodo, kasdienišką, suprantama ir paprasta veikla. Tai būtent apskaitos prietaisais, jų diegimų, jų nuotolinių skaitimų, tai šiluma, vanduo, kartais elektra, kuri būna vienais kitais atvejais svarbesnė už kitus energetinius resursus. Tai priklauso nuo paties objekto, nuo jo, kas ten yra įdiegta. Ir dažniausiai netgi seno tipo objektai diegia pačias naujausias sistemas, nes resursai brangsta ir jie nori matyti, kas, kur, kada, kiek, kodėl ir už ką, ir už kiek. Tai va. Ir kaip ir visur, kur yra vienokia ar kitokia įranga, reikalinga patirti vienokias ar kitokias kažkokias eksploatacinės sąnaudos. Šiuo atveju, būtent jeigu žiūrėsim šilumos ūkį, tai šilumos skaitiklių tam tikri yra eksploataciniai aspektai, kuriuos aš išskyriau į kelias pagrindinės populiariausias dalis. Tai pirmoji opiausias klausimas vartotojams, būtent prietaiso maitinimo šaltinio resursas, kuris yra ribotas. Paminėsiu prieš tai dar, kad visi šilumos apskaitos prietaisai subapskaitoj, o dažnai ir įvadiniai, jie turi baterinį maitinimą. Ir, kaip žinia, baterijos resursas yra ribotas. Kita neteisingo prietaiso veikimo eksploatacijos priežastis yra neteisingas prietaiso montažas. Šiek tiek skiriasi niuansai mechaninis srauto matuoklis, ultragarsinis srauto matuoklis, yra tam tikri reikalavimai, gamintojų reikalavimai, keletą iš jų mes čia matysim toliau skaidrėse. Toliau kartais, retai tenka matyti veikiančius, bet ne veikiančius vizualiai, bet neteisingai skaičiuojančius šilumos apskaitos prietaisus. Ir dažnai tai atsitinka dėl nešmenų esančių vamzdyne. Jeigu tai yra centralizuoti šilumos tinklai, sistema yra užpildoma šilumnešiu termofikaciniu vandeniu iš šildymo sistemos, šita problema praktiškai neegzistuoja. Bet paskutiniu metu yra daug paleidžiama eksploatacija objektų, daugiabučių pastatų, pajūry yra svečių namai perdaromi į butus, kur šilumos šaltinis yra arba geotermija, reiškia šilumos siurblys, arba dujos, dujinė katilinė. Ir tokios šildymo sistemos yra užpildomos vandeniu. Vamzdyno viduje turim ir koroziją, galbūt kažkas kažkur pakrapštė. Žodžiu, apie tai irgi šiek tiek pasižiūrėsim.
Ir yra toks elementarus dalykas, neišvengiamas, tai natūralus prietaiso nusidėvėjimas. Tai kaip ir fizika veikia visur, prietaisai sensta, jie dyla ir ateina tam tikra stadija, kada jų remontuoti, taisyti tiesiog neverta, jos reikia keisti kitais. Dabar apie maitinimo šaltinius. Tai, kaip minėjau, prietaisai yra bateriniai. Ta pati taisyklė galioja ir vandens apskaitos prietaisams su elektroniniais skaičiuokliais. Prietaisų resursai, baterijos resursai skaičiuojami 10 metų. Čia yra teorinis skaičiavimas, praktikoje teko matyti prietaisus veikiančius su tuo pačiu maitinimo šaltiniu ir 12 ir 14 metų. Tai priklauso, kiek tas prietaisas veiks, tai priklauso nuo labai daug dedamųjų. Visų pirma, kaip jis buvo sukonstruotas, toliau kokį funkcionalumą jisai vykdo, netgi kai kurių gamintojų prietaisai nerodo ekrane rodmenų tol, kol nesuaktyvuoja ekrano tam, kad taupytų baterijos resursą. Vieni metai kiekvienas gamintojas duoda prietaisui dar rezervą sandėliavimui, tai reiškia, taip sakant, 11 metų, 10 plus 1 metai. Lietuvoje rinka nedidelė, palyginti su kitų didžiųjų Europos šalių rinka. Ir praktiškai pas visus tiekėjus, kaip aš sakau, dažniausiai prietaisai būna karštino konvejerio. Niekas neužsako milijono skaitiklių ir nepasideda į sandėlį 5 metam. Visi užsako 2-3 mėnesiam į priekį ir praktiškai, o kartais net laukiama, kada atkeliaus nuo konvejerio prietaisas ir keliauja tiesiai objektą montažą. Tai tokie Lietuvoje prietaisai iš tikrųjų yra gyvybingesni negu pas mūsų užsienio kolegas, su kuriais teko irgi tą temą diskutuoti, kuomet jie, pavyzdžiui, įsivaizduokit, užsako Pragai šilumos apskaitos prietaisus. Ir ten Pragas tokio dydžio, kad po pusę valandos važiuoja automagistralę, per miestą nepravažiuoja. Tai ir jie ten stovi, o dar jeigu dėžę pastumė kur į šoną, tai jisai jau savo baterijos resursą turi mažesnį toks prietaisas. Tai turim pasidžiaugti, kad Lietuvoje nėra bloga situacija. Dabar, kaip identifikuoti, kad baterijos resursas baiginėjasi, tai kiekvienas gamintojas pasirenka panašius arba daugiau mažiau patogius sprendimus. Tai vienas iš paprasčiausių būdų, tai yra gamintojai, kurie rodo ekrane kartu su rodmenim indikaciją. Šiuo atveju skaidriai matome, baterijos liko visai nedaug. Skaitiklis, pažiūrėkit, yra metrologinė patikra, midas 2008 metai. Ir čia yra 23 metų nuotrauka. Tai kiek skaitiklis laikė? Daugiau negu 10 metų, ar ne? Tai dabar čia yra geras pavyzdys, aš jums po to parodysiu ir blogą pavyzdį. Kitas pavyzdys, 23 metų prietaisas, baterijos indikacija, baterija pilna, prietaisas naujas, 0 kWh ekrane, ar ne? Ir prietaisai, kurie nerodo indikacijos, jie turi ir kitokį funkcionalumą, jie su kiekviena duomenų perdavimo telegramą išsiunčia savo statusą. Ir pavyzdžiui, šitas gamintojas pateikęs yra klaidos kodų lentelę ir jis jau 15 mėnesių prieš nusėdant baterijai, jisai kiekvieną kartą siųsdamas rodmenį sako, aš toksai, mano serijos numeris X, ir pas mane statusas 4. Tai reiškia, kad pas mane jau už 15 mėnesių nusės elementas. Bet šiuo atveju tas klaidos kodas yra matomas, jeigu objektas yra pajungtas prie nuotolinio nuskaitymo sistemos. Bet kaip bebūtų keista,
netgi turint tokį funkcionalumą, skaitikliai nebūna keičiami. Informavus administratorius tą liūdną žinią praneša skaitiklių savininkam, gyventojams ir jie toliau pradeda diskutuoti. Jie pradeda toliau diskutuoti, tai gal dar palaukiam, tai gal pabaigsim dar šitą šildymo sezoną. Ir mes finale turime tokią situaciją. Čia yra iškarpa iš objekto, kuriame nuskaitomi duomenys. Jau daug kur nusėdo 23 metais, jie dar vis tebediskutuoja. Jie dar tebediskutuoja. Vaizdas ekrane yra toks, nematom nieko. Ir atsiranda gyventojų, kurie iškelia klausimą. Tai gal tik tais reikia pakeisti maitinimo šaltinį naujų. Taigi taip paprasta baterija. Ir įsivaizduoju, kad tai yra panašiai kaip automobilio distancinis, ne automobilio, o televizoriaus distancinis pultelis. Atsidarė, pakeitė elementus, uždarė. Iš dalies, kai kuriais atvejais taip. Čia pavaizduotose nuotraukose gamintojas yra numatęs prietaiso konstrukcijai baterijos keitimo galimybę. Tačiau prietaiso korpusas yra pritaikytas tam, kad jis būtų atidarytas. Jis gali būti arba uždaromas varžtais, arba šiuo atveju yra auselės ir netgi, žiūrėkit, yra vieta šitos vietos plombavimui. Ar ne? Prietaiso korpusas nepažeidžiamas atidarant ir uždarant ir nuotraukai matosi apsaugos klasė IP65. Matot, nežinau, čia aiškiai matosi. Nesimato. Čia IP65, IP65, čia pilies nesimato. Tai aš tik savo galvoju, aš galvoju, kad jūs čia rodos. Tai va, tai tokia konstrukcija korpuso skaitiklio yra naudojama įvadinės apskaitos prietaisas. Nes dažniausiai įvadinių apskaitos prietaisų baterijos keičiamos kas 2, 4, 6 metai ir panašiai, nes jie vykdo daug funkcijų, jie skaičiuoja daug daugiau parametrų negu būtų skaitikliai. Ir pas kai kuriuos tiekėjus jie yra nuskaitomi net kas valandą, kai kurie prietaisai. Ir ta funkcija duomenų atidavimo iš jo atima nemažą dalį energijos ir dėl to tiesiog ta baterija laiko trumpiau. Jeigu prietaiso bateriją galima keisti, tokiu atveju netgi ir pati baterija yra su jungtimis. Kada tu paimi vieną atjungi, kitą pajungi. Dažnu atveju vėlgi tai gali padaryti tik tam tikrą kvalifikaciją turintys specialistai, nes apskaitos prietaise, keičiant bateriją, yra svarbu pradubliuoti maitinimą. Vieno iš šių prietaisų nuotraukoje matome yra 2 maitinimo šaltiniai, tai reiškia vieną atjungiam, pakeičiam nauju, tada tik tai keičiam antrąjį. Jeigu mes atjungsim abu, liaudiškai, kaip sakant, bus nulinus. Kairiajam prietaise nėra tokios funkcijos, tačiau po ekranu matos yra kontaktai, yra specialus prietaisas, kuris pajungiamas yra pradubliuojamas maitinimas, yra specialus konfiguratorius, netgi nuskaitoma prietaiso visi duomenys, archyvai ir konfiguracijos, kad jeigu kas atsitiks jam ir, kaip sakot, nusulins, kad būtų galima atstatyti visą tą informaciją. O jeigu prietaisas nėra pritaikytas baterijos keitimui, tai pavyzdžiui, šita skaidrė, maitinimo šaltinis yra dilituotas, korpuso konstrukcija yra tokia, kad tenka kažkur įkišti atsuktuvą kažką nulaužti, kažką nulupt ir netgi tokiu atveju visose konstrukcijose šitose nepritaikytos yra pažeidžiamos gamintojo arba metrologinės plombos. Tai vėlgi tolimesnė tokio prietaiso eksploatacija yra abejotina.
Jeigu yra keičiamas maitinimo šaltinis, kuomet jis jau buvo nusėdęs ir ekranas nieko nerodo, tai reiškia, mes tai darom per vėlai, yra didelė tikimybė, kad prietaisas irgi nusinulino. Šiuo atveju mes matom nuotraukoje, prietaisas rodo trikampyje ekrane šauktuką, tai jis praneša, kad tai yra klaidos kodas. Nuotrauka daryta šių metų, 24 metų kovo mėnesį, prietaisas rodo datą, 23 metai, birželio 1 diena. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis rodo ir klaidos kodą ir jisai pasirodo neveikia nuo tos dienos. Ir jeigu mes elementą pakeitėm kovo 15 dieną, kovo 16 dieną jis rodys 23 metų birželio 2, kovo 17, birželio 3 ir iš principo tai yra didelė bėda, kadangi tai yra apskaitos prietaisas, kuris skaičiuoja suvartotą šilumos energiją ir savo archyve įrašo paskutinį mėnesio rodmenį. Visi apskaitos prietaisai, šitie šilumos apskaitos prietaisai ir elektroniniai vandens prietaisai savo atminty turi didesnį arba mažesnį archyvą, kur yra fiksuojami ataskaitiniai mėnesio paskutiniai įrašai. Tai yra kalendorius, prietaisas, jeigu jau mato, kad paskutinė mėnesio diena, tai tos dienos paskutiniai įrašai įsirašo į archyvą. Tai kokius rodmenis įsirašys į archyvą pastarasis prietaisas? Jisai dalies savo funkcionalumo jau jisai netenka. Ir be abejo, pažeistas plombas šito prietaiso eksploatacija toliau negalima. Kuomet aiškinamas, kas kaip atliko šios darbus, pasirodo tiesiog surado žmogų, kuris moka pakeisti bateriją, tą bateriją pakeitė. Šios darbus atliekančios įmonės darbuotojai, tai yra kvalifikuotas personalas ir jie važiuoja pas gamintojus, arba gamintojai atvažiuoja čia, vyksta mokymai. Jie naudoja to gamintojo, jo programinę įrangą, to gamintojo programatorius, techninę įrangą irgi ir įrankius, tiek programinius, tiek darbo įrankius naudoja objekte ir bet kas, bet kokio prietaiso baterijos pakeisti negali ir aptarnauti negali. Netgi yra taip, kad nėra tokios įmonės, kuri galėtų aptarnauti absoliučiai visus prietaisus. Viena įmonė gal dirba su vienu ar dviem tiekėjais, kita įmonė dirba su kitais dviem tiekėjais. Tokio universalaus neegzistuoja, kuris galėtų viską daryti. Tai atsiradus tokiam klausimam, reikia pasidomėti pagal esamą gamintoją, kas gali atlikti autorizuotą servisą. Be abejo, po šitų veiksmų reikalingas skaitiklio demontažas ir privaloma metrologinė patikra, nes buvo atlikta intervencija į prietaisą. Į skaičiavimo prietaisą buvo atlikta intervencija. Na ir liūdna dalis yra dar ta, kad po baterijos keitimo sumokėjus už paslaugą prietaisas net negali būti toliau eksploatuojamas, rodo klaidą. Ir sumokėjus už baterijos keitimo paslaugą, žmogus vis tiek turi įsigyti naują prietaisą. Čia yra gyvas pavyzdys, vėlgi pakeistas maitinimo šaltinis, bet pasirodo problema buvo ne maitinimo šaltinėje, o elektroninio bloko gedimas. Tai žmogus vėlgi išsikvietė specialistus, jie pakeitė bateriją, jiems teko vis tiek sumokėti, o problema buvo visai kitur. Tai čia buvo tas atvejis, kuomet buvo bandyta nesėkmingai sutaupyti. Dabar keičiant apskaitos prietaisus, tenka matyti ir sutikti tam tikrų montažinių niuansų. Bet kas įdomu, tai jų tenka pamatyti ir naujai statomuose objektuose. Tai kuomet projektuotojai projekte arba ne iki galo viską teisingai surašo, arba neteisingai sudėlioja, kas
turi būti sukomplektuota komplektacija. Šiaip, kokį mes bepaimsim apskaitos prietaisą, yra, ar tai būtų šilumos, ar tai būtų vandens, ar tai būtų dujų, ar ne, ar tai būtų elektros apskaitos prietaisas, yra tam tikri bendriniai apskaitos prietaisų rengimo reikalavimai, kurių turi laikytis absoliučiai visi darbus atliekantys rangovai, kurių turi laikytis absoliučiai visi projektuotojai. Ir aš manau, tie, kas derina projektus, irgi turi atkreipti dėmesį ne tik į įvadinių apskaitos prietaisų projektus ir montažą, bet ir subapskaitos kolektorius, kas juose yra komplektuojama, kokia uždaromoji armatūra, ar jinai yra ten iš viso, ta uždaromoji armatūra. Ja, dabar kokios dažniausiai yra pasitaikančios montuotojų klaidos. Tai rinkoje mes turim šiandienai du pagrindinius šilumos apskaitos prietaisų tipus su mechaniniu arba ultragarsiniu srauto matuokliu. Tiek vienu, tiek kitu atveju abudu yra geri. Ultragarsinis yra tikslesnis, turi savo privalumus. Ir jeigu skaitiklis kaip pavyzdys montuojamas vertikaliai, tai ultragarsinis visada rodys tiksliau. Jeigu, pavyzdžiui, diametras yra jau pakankamai didelis, didesnis negu, kalbam apie buitinį, ten 3,5 kubo per valandą srautas ir daugiau, jau ultragarsinio prietaiso montažui irgi yra tam tikri keliami reikalavimai, o kaip matot nuotraukoje, dešinėje pusėje yra parodyti tam tikri pasvirimo kampai. Tada ultragarsinis apskaitos prietaisas yra jautrus orui, esančiam orui vamzdyne. Ir nuotraukoje pačioje, kur mes matom kaip U raidės toks iškilimas, šis sumontuotas prietaisas, tai tokia konstrukcija yra negalima, kadangi oras kaupsis viršuj, prietaisas rodys nekorektiškai. Na, o pageidautina, kad mechaniniai prietaisai, jų galva, viršus žiūrėtų vertikaliai į viršų. Taip pat yra dar tokios naujovės, jau keletą paskutinių metų, kuomet į rinką tiekiami prietaisai universalūs, jie tinka montuoti ir ant paduodamo vamzdyno, ir ant grįžtamo šildymo vamzdyno. Ir prietaise montažo metu galima jau pačiam rangovui, montuotojui nustatyti, koks jisai bus, ar paduodamas, ar grįžtamas. Ir kartais tiesiog per neapsižiūrėjimą, retai per nežinojimą, būna neteisingai parenkama montavimo vieta pačiame prietaise. Tai reiškia, skaitiklis sumontuotas ant grįžtamo vamzdyno, o jisai bando skaičiuoti, kad būtų jisai ant paduodamo. Ir tokiu atveju šilumos apskaita nevyksta ir už tos objekto suvartotą šilumos kiekį moka bendrai visi. Tai kyla bendrosios šilumos sąnaudos viso namo gyventojų. Na, retai labai pasitaikanti situacija, tačiau kas nedirba, tas neklysta, tenka kartais pamatyti sumaišytas kryptis montavimo prietaiso. Tai reiškia, ant kiekvieno prietaiso yra nurodoma srauto tėkmės kryptis. Kartais per skubėjimą ar gal nepamato retai, bet pasitaiko neteisingai sumontuota prietaiso kryptis. Jeigu yra vėlgi nuotolinis nuskaitimas, tai tas klausimas būna išspręstas per pirmą šildymo mėnesį, kadangi jame yra nuliai ir prietaisas rodo klaidos kodą. Tai reiškia, jis nurodo, kad srauto kryptis yra priešinga negu numatyta prietaiso konstrukcija. Na ir nuotraukoje matom pavyzdį, kai
neįkištas, nesumontuotas temperatūros jutiklis. Šiuo atveju tai yra grįžtama linija, 36 buto temperatūros jutiklis kabo apačioje, kuomet jis turėjo būti įkištas į virš bronzinio balansinio ventilio. Yra ventilis raudona rankenėlė, jis turėjo būti įkištas į vidų. Gyventojai, čia visai šviežia šita nuotrauka, irgi nusprendžiau, kad tai irgi viena iš tokių problemų. Tai skundžiasi, kad moka daug už šilumą. Sako, pas mane vieno kambario butas. Sako, aš moku kaip už 3-4 kambarių butą. Dėl TT temperatūrų skirtumas pas ją atitinkamai išeina labai didelis, o šilumos energijos skaičiavimo formuliai, tai kas yra vertinama? Pratekėjęs srautas, skysčio tankis ir temperatūrų skirtumas. Kai šiuo atveju daugiklis, temperatūrų skirtumas pas ją galbūt ten būtų grįžę 40 laipsnių termofikatas, o pas ją koridoriaus temperatūros. Tai kiek 20 skėlė. Tai įsivaizduokit, pas ją dar 20 laipsnių, bute yra temperatūros nulinis. Gaila, bet tenka prisipažinti, mes irgi buvom pernai padarę vienam name, vienoj laiptiniai ir pirmą kartą gyvenime tai papuolė 2 butam tokias klaidas. Teko kompensuoti gyventojams už patirtus nuostolius. Tai nesuvartota šilumos energija, už kurią jie turėjo sumokėti. Tai čia yra montuotojų klaida, tuo atveju buvo mūsų montuotojų klaida. Dar įdomi dilema. Naudojamos montuotojų tarpinės. Tarpinė yra nelygi. Čia mes matom nuotraukoje 2 idealiai išorinio diametrų kaip ir vienodas tarpinės, bet vidinis diametras skiriasi. Dešiniai nuotraukoje tos tarpinės yra sudėtos viena ant kitos, kad aiškiau vizualiai matytųsi, kad vienos iš tarpinių diametras yra mažesnis. Ką tai duoda? Rankoje čia laikomas ultragarsinis šilumos apskaitos prietaisas. Kairiai nuotraukoje yra tarpinė tokia, kokia turėtų būti. Dešiniai nuotraukoje ir jos apačioj, kad vizualiai matytųsi, kur yra prietaiso kontūras, ar ne, srauto matuoklio, ir ant kiek yra sumažinamas diametras. Tai problema yra ta, kad prie didesnio srauto yra sukuriamas slengstis ir daromi sukūriai, kur ultragarsinis prietaisas gali juos suprasti, vienu atveju galbūt priskaičiuos daugiau, o kitu atveju priskaičiuos mažiau. Vandens skaitiklių atveju prie didelio srauto, nes kuo mes čia daugiau spausim, tuo mes gausim didesnę srovę. Ir kas atsitinka? Krane iš čiaupo mes išleisim, kaip pavyzdys, 0,8 litro, o mums paskaičiuos litrą. Yra tokia tikimybė. Ir sumažėjęs diametras duoda netikslumą. Kita problema su montuotojais, kurie atlikinėja paslaugas, yra teisingas dokumentacijos pildymas. Prietaisą pakeisti moka daug kas, apie diametrus supranta visi, atsukti varžtus prisukt moka, tačiau turim problemų su rangovų dokumentacijos pildymais. Yra netinkama, jeigu dokumentacija pildoma ant vieno lapo popieriaus, surašomi visi butai, nei plombų numerių, nei rodmenų, nei gyventojo parašo, nors kai kuriais atvejais irgi nereikia, bet jeigu yra galimybė paimti gyventojo parašą, kad yra keičiamas skaitiklis, tai reikia, kad gyventojas pasirašytų arba jo atstovas. Dabar šitam akte mes matome paskutinį grafui plombos numerį. Turim tokią situaciją, kad jau kuris laikas nebereikalaujama yra plombuoti subapskaitos prietaisų. Nėra tokio neišlikęs toks reikalavimas. Tačiau aš esu linkęs manyti, aš manau, kad šitas reikalavimas yra geras reikalavimas
ir geriau sumokėti eurų brangiau, bet kad prietaisai būtų užplombuoti. Kadangi yra įrašomas ne tik plombos numeris ant srauto matuoklio, bet mes plombuojame ir temperatūros jutiklį antrąją plombą, kuris yra ant priešingo vamzdyno apačioje, mes išvengsime iš karto vienos iš montavimo klaidų. Kai dėsim plombą, matysim, kad nesumontuotas arba netinkamai sumontuotas temperatūros jutiklis. Tai kai kurie administratoriai prašo sumontuoti plombą, jeigu yra įtariama vienokio ar kitokių intervencijų, galbūt klastojimo atveju. Kiti sako, kad tai nėra būtina, pas jį objekte niekada nebuvo kažkokių intervencijų ir matosi tikrai, senieji prietaisai apdulkėja, nieks ten prie jų nelindo, nieks nieko nedarė. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip buvo forminami skaitiklių keitimo aktai, tai tiesiog surašyti į lentelę. Projektuotojų klaidos. Projektuojant šildymo kolektorių, prietaisus, šilumos apskaitos ir vandens apskaitos prietaisus, projektuotojai projektuoja dažnai vertikaliai. Ir nieks nežiūri į gamintojų rekomendacijas, kad būtent prietaisai su mechaniniais srauto matuokliais, jie turi skirtingas tikslumo klases. Jeigu jie montuojami vertikaliai arba jie montuojami horizontaliai. Aš atsinešiu pavyzdžių. Aš paprašysiu padaryti nuotraukas. Galite, kas nematė, galės per rankas. Yra HR tikslumo klasė horizontaliai ir B vertikaliai. Pažiūrėkit šitus skaitmenis. Čia yra kitos tikslumo klasės prietaisas, irgi tikslumo klasė horizontaliai, šitaip, tai tikslumo klasė vertikaliai. Tai pasižiūrėkit, ant kiek skiriasi. O aš nieko prieš, kad jie būtų vertikaliai, bet tokiu atveju turi būti naudojama ultragarsinės apskaitos prietaisai. Dar teko susidurti, kad kuomet projektuojami ultragarsiniai šilumos apskaitos prietaisai, jie projektuojami iškart už cirkuliacinę šilumos siurblį. Ir praktikoje susidūrėm su tokiais atvejais, kad yra to prietaiso labai didelis suvartojimas. Nežmoniškai. 120 kvadratų patalpa, 7 MW, 5 MW. Tai langai neventrininiai nieko, tiesiog labai didelis suvartojimai. Prietaisą nuvežė į patikrą, patikrino, viskas yra gerai, jis gavo patikros protokolą, pasirodo, cirkuliacinis siurblys, kad jisai įsijungia, jisai skleidžia matomai vamzdyne labai arti vibraciją ir ultragarsinis prietaisas rodo didesnį suvartojimą, negu galbūt jis būtų iš tikrųjų. Kita problema, tas liečia objektus, kurie statyti 2003-2005 metai iki 2010 metų su kolektorinė šildymo sistema, kuomet šildymo prietaisai, kolektoriai projektuoti buvo ne laiptinėse, o butuose. Daug kur nėra uždaromosios armatūros. Tai reiškia, jeigu tu nori pakeisti prietaisą, tu turi išleisti šildymo sistemą. Tai vienam iš objektų pats rangovas, kurį radom po 10-15 metų, jis pats gyveno vienam iš tų namų, pasakė, sako, nebuvo kaip, neužteko vietos, sako, kolektoriui. Už tai nedėjom ventilių. Tai va. Nu, ką, teko sulaukti šildymo sezoną, skaitiklių nekeitėm. Tai, kad skaitiklis neveikia, tai aš džiaugiuosi, kad tai nėra jokia atominė energetika ir niekas nuo to nenukentės. Tiesiog gyventojų yra pakeičiamas šilumos išdalinimo metodas.
Tai jeigu jisai galėjo atsiskaityti pagal skaitiklį, jisai moka pagal plotą. Nu, tą šildymo sezoną išgyvena, prieš kitą šildymo sezoną gali pasikeisti. Dabar, kas liečia pačius dar apskaitos prietaisus, čia vat nuotraukoje mes matom standartinį tipinį apskaitos prietaisą. Gaila, aš nepasiruošiau skaidrės, bet aš turiu šilumos apskaitos prietaisus, šiek tiek kitokios konstrukcijos. Atsinešiau pavyzdžių. Kurie keičiasi daug paprasčiau. Tai yra kapsuliniai prietaisai. Vilniuje ir jų yra pakankamai nemažai. Tai va duotuoju atveju buvo keistas visas srauto matuoklis, išimtas su vamzdynu ir įdėtas tipinis standartinis prisukamas antgaliais apskaitos prietaisas. Galite pasileisti, iš šito. Va. Rimantas tokių turi. Ir jiems yra naudojama visai kita technologija. Reiškias, va, srauto matuoklis, jisai tiesiog yra tarpinė, užsisuka ir specialus įrankis. Jis yra jau sąjungų nebereikia, jis naudojamas ilgai. Tarpinė aš paimsiu, nereikia. Na ir o senasis srauto matuoklis, nu kaip senasis? Tipinis srauto matuoklis atrodo taip. Tiesiog antgalį, čia dedasi tarpinės, antgalį užsisuka, kaip vandens skaitiklis. Tai aš buvau didelis skeptikas šitos konstrukcijos ilgus metus, kol nesudalyvau Vokietijoje vienam iš seminarų ir pasirodo administratoriai, ten buvo seminaras, Vokietijoje konkrečiai administratoriai, dalyvavo apie 20 skirtingų įmonių ir jie net ir vandens skaitiklius renkasi tokios konstrukcijos ir aš sakau, kodėl? Sakau, taigi jie brangiau kainuoja, nes iš tikrųjų srauto matuoklis yra brangesnis, skaitiklis kainuoja 20-30% brangiau. Bet jie ką sako? Sako, jeigu mes atlikinėjom patikras, mes paleidžiam vieną žmogų ir jam nereikia aukštos kvalifikacijos ir plius jisai gali tai greit padaryti. Sako, pas mus brangus neskaitiklis, pas mus yra brangus darbo užmokestis. Mes sako, investuojam į ateitį, nes kuo toliau, tuo daugiau kainuoja darbas. Mes sako, mes investuojam dabar, kad mums po to kainuotų pigiau. Tai va, tai aš manau, mes turim tą pačią situaciją, jeigu mes pažiūrėsim darbo užmokesčio kaštus prieš 10 metų, dabar ir po 10 metų, tai tendencija turbūt yra ta, kad mes irgi mokėsim už tą patį daugiau. Jeigu prietaisus sąlyginai mes jau perkam pigiau, negu mes pirkom prieš 15 metų, ar ne? Jeigu prietaiso vertė buvo tokia, kad žmogui kainavo visą pensiją arba pusę dirbančią darbo užmokesčio, tai šiandien dienai prietaisą žmogus uždirba per 2, 3, 4 darbo dieną. Kai kurie ir per vieną. Tai va. Tai dabar apie kitą situaciją, kas lemia prietaiso veikimą. Tai, kaip minėjau, užsikiša prietaiso srauto matuoklis. Tai objektuose, kur yra prastesnis šilumnešis, prastesnės kokybės, arba nešvarus vamzdynas, per groteles, kurias mes matom filtrą, praeina nešminis, tokio dydžio, kad jie ten telpa. Gerai, jeigu jisai užsikišo. O yra taip dar, kad jisai nešminis praėjo. Ir jie įstringa, pavyzdžiui, mechaniniam skaitiklėje, jisai įstringa tarp sparnuotės ir korpusų. Karšto vandens skaitiklių atveju yra tekę matyti taip, kad ant mažo srauto prietaisas stovi, ant didelio srauto prietaisas sukasi. Ir jeigu mes net nuskaitom duomenis, mes matom, kad kiekvieną dieną tam bute naudojamas karštas vanduo.
Bet mes iš tikrųjų fiksuojam gal 50, gal 80, gal 30% suvartoto vandens kiekį. Šilumos atveju tas pats. Tai net ir va čia kaimynėse namuose, bet jau ne ten, kur sakiau, ta moteris su sertifikatų klausimus apdavinėjo, bet kitam kieme, reiškia, yra 2 skaitikliai, kurie rodo ekranas, žmogus atsisako keisti, jisai šildosi, bet rodmenys nekinta. Prietaisas mechaninis, matomai sparnuoti yra užstrigus, srautas nesikeičia, energijos neskaičiuoja. Na, o tokia išeina konfliktinė situacija su administratoriumi. Šiuo atveju, manau, padėtų neeilinė patikra. Jeigu būtų, aišku, jei inicijuotų administratorius ir jo įtarimai pasiteisintų blogas prietaisas, už prietaiso metrologinę patikrą ir keitimą turėtų sumokėti būsto gyventojas. Bet jeigu nuogąstavimai nepasiteisintų ir už neeilinę patikrą susimokėtų pats jos iniciatorius. Kai kuriais atvejais periodinė patikra leistų išvengti tokių nesusipratimų. Bet ką sako pati periodinė patikra? Tuo metu, kuomet prietaisas yra tikrinamas, tuo metu jisai atitinka nustatytas normas, ribas, reikalavimus. Ne? Bet kitą dieną jis jau gali rodyti blogai. Taip kaip ir automobilio techninė apžiūra. Jeigu pas jūs šiandien dieną iššviečia lempą, jūs pradėtų techninę apžiūrą, šviečia gabaritai, stop apšvietimo signalą, ne? Tai kitą dieną jūsų lemputė perdegė, tai ką jūs techninės apžiūros lapą vis tiek turit. Tai metrologinė patikra vėlgi, tai pasako tik, kad tuo metu, kai prietaisas tave ant stendo, jisai buvo geras ir veikia tinkamai. Tai va. Ar tikrinti masiškai prietaisus, aš manau, tai turi nuspręsti pats administratorius. Ir tai labai lengva nustatyti, jeigu aš eksploatuoju namą ne vienus metus ir aš matau, kad yra, kaip pavyzdys, skirtumas tarp įvadinio skaitiklio ir surinktų rodmenų, ar nesvarbu, ar tai būtų šaltas, karštas vanduo, ar tai būtų šilumos apskaita, skirtumas procentaliai nesiskiria. Tai reiškia, kad ar šilumos nuostoliai, ar dėl vėlgi, kaip čia rodžiau, dėl skirtingų tikslumo ribų yra paklaidos ar ne, tai dėl to nereikėtų rūpintis. Patikra reikėtų rūpintis tada, kada skirtumas pradeda didėti. Tai reiškia, mes šildomės, iš gyventojų suvartotas šilumos kiekis deklaruojamas vis mažėja, o šiluma bendrosiom reikmėms amžiaus didėja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkur keliauja neapskaitoma šiluma į butus. Tai tokiu atveju reikalinga patikra ir dažnai neeilinė patikra. Taip, tai yra kaštai, šitus kaštus turi apsiimti patys namų gyventojai, nes šilumos subapskaitos prietaisai yra buto savininko turtas. Ir už jo priežiūrą eksploataciją turi mokėti jis. Tai dar kartą noriu pasikartoti, tai kad su kuo mes susiduriam mūsų kasdienybėje, tai baterijų klausimai apskaitos prietaisuose, kur sukelia pradžiai diskusijų. Kiekvienam objekte visi diskutuoja pradžioje apie baterijų keitimą. Ypač jeigu namo pirmininkas turi vieną namą ir susiduria su šio klausimu pirmą kartą, tai užtrunka. Dažnu atveju, jeigu administratorius susiduria jau ne pirmą kartą su šio klausimu, tai jis iš karto užbėga įvykiam už akių, papasakoja vienokią kitokią patirtį namo gyventojams, spėja sutaupyti laiko ir gan efektyviai ir greitai
išsprendžia šitą klausimą. Neteisingas prietaiso montažas, jisai paaiškėja arba įvedimo eksploataciją metu, arba padidėjusių sąnaudų metu. Dažnai tai galima efektyviai pamatyti, jeigu turim duomenų nuskaitimo sistemą. Nešminis srauto matuokliuose, pagal aptarnavimų prietaisų kiekį, tai nėra tanki problema, nėra dažna problema, bet pasitaikanti, ar ne? Ir tenka paminėti tiesiog natūralų prietaiso nusidėvėjimą. Tai yra ypač pirmieji, senieji apskaitos prietaisai, jie su mechaniniu srauto matuokliu, įsivaizduokit, jis pastoviai sukasi ir jisai turi trinti su ašimi. Sudilęs prietaisas nebūtinai jums rodys mažiau, jis gali rodyti ir daugiau. Jisai jau nebetelpa į savo standartinės matavimo ribas. Jeigu yra sukalibruotas prietaisas, ten kaip pavyzdys 0,005 procento, ten visi gamintojai stengiasi sukalibruoti prietaisą tiksliau, negu yra reglamentuojama jam pagal tą tikslumo klasę sukalibruoti, kadangi jis sako prietaisas dils ir jis paskui man po 6 metų nepraeis patikros ir netitiks tos tikslumo klasės. Jis stengiasi tą tikslumo klasę, nepaisant, jeigu tai yra žema tikslumo klasė, padaryti kuo tikslesnį prietaisą. Tam, kad būtų nusidėvėjimo metu prietaiso dar vis, kad nusidėvėjimo metu prietaisas vis dar rodytų pakankamai tiksliai, bet jie jau būna tiek išdilę, kad arba neveikia, arba nesisuka, arba sukasi daugiau nei reikia. Tai jeigu atsimenat skaidrę, ten buvo 2008 metų keistas prietaisas 23 metais, tai netgi kai kuriuose baterijos veikia, bet jie jau kai kurie nebeskaičiavo energijos. Jų suvartojimas būdavo 0, sąnaudos augo ir nors baterija dar veikia, tai administratorius, čia buvo turėjęs patirties administratorius, jis nusprendė keisti visus. Prietaisų savininkai, butų administratoriai turi įvertinti prieš priimant sprendimą, jeigu susiduria su šilumos apskaitos prietaisų klausimais, priimti sprendimą, ar jam verta atgaivinti senuosius prietaisus, įvertinus mano visas šitas minėtas rizikas, kokie privalumai atgaivintų apskaitos prietaisų, ten keičiant baterijas ar suremontuotų, kokie privalumai prieš naujus prietaisus, taip pat peržiūrėti finansinę dalį, nes šiandien dienai tendencija tokia, kad jau liko nedidelis kainos skirtumas tarp seno prietaiso atgaivinimo, logistikos, patikros ir tiesiog naujo pakeitimo. Ir plus dar aš siūlyčiau įvertinti seno prietaiso duomenų atidavimo funkcionalumą. Nes naują prietaisą tu įsigydamas įgauni galimybę turėti nuotoliniu būdu nuskaitomus duomenis ir nereikės deklaruoti, duomenys bus tikslesni. O jeigu mes pažiūrėsim karštą vandenį, ar ne, tai turbūt nepaslaptis, kad daugelis litrų, 100 litrų net nedeklaruoja, visi apvalina duomenis. Ir įsivaizduoju, kad 80 būtų pastatas, kiekvienas apvalina kažkas 200 litrų, kažkas 500 litrų, pusę kubo 700 litrų, 200 litrų. Ir jie niekada nesutampa su tuo, kas yra įvade, plus jie nurašo rodmenis tikrai ne paskutinę mėnesio dieną, o jie nurašo tiesiog tada, kada prisimena arba turi laiko, 25 dieną mėnesio, 28, kito mėnesio 3 dieną. Ir per tą laiką įvadinis prietaisas, kuris, pavyzdžiui, daugelio tiekėjų, prietaisai ir net ir vandens jau yra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir nuskaitomi paskutinę mėnesio dieną. Jie netitinka visiškai su to, ką deklaruoja gyventojai. Jeigu mes čia turim karštą vandenį, tai įsivaizduokit, kad suvartota šilumos energija karšto vandens pašildymui, jinai
šildymo sezono metu keliauja kur? Į pastato šildymo sąnaudas. O tai reiškia, kad nors jūs tiek ir nesuvartojot šilumos galbūt bendrosiam reikmėm, bet kažkas neteisingai deklaravo karštą vandenį ir jums visiems paskirstė. Paskui, kada ten po keletos mėnesių tas žmogus teisingai deklaruos, tos sąnaudos sumažės. Va. Su šiluma lygiai taip pat. Neteisingai deklaruota šilumos energija, tai vėlgi išbalansuoja teisingą apskaitą ir daug kas kaip pajaučia per šilumą bendrosiom reikmėm. Vasaros metu neteisingai deklaruotas karštas vanduo. Daugelis gyventojų turi pastebėti, kad keičiasi cirkuliacijos palaikymo mokestis. Tai yra šiluma, kuri buvo realiai skirta karšto vandens pašildymui, kažkas nedeklaravo, jinai keliauja cirkuliacijos palaikymui. Tai už tai turim tos tokius išbalansuotus mokėjimus. Ir keičiant prietaisą, manau, verta pamastyti apie nuotolinį rodmenų skaitą. Plius yra Europos direktyva, kuri sako, kad absoliučiai visi prietaisai apskaitos iki 27 metų turėtų būti nuskaitomi nuotoliniu būdu. Tai iš tikrųjų Lietuvoje nėra bloga situacija su šita direktyva, nes taip kaip savo ūkį tvarkomės mes, tai vakariečiai dar gali tik pasvajoti. Nes pas juos iš principo prieš keletą metų dar buvo tokios nuostatos, kad jie savo apskaitos prietaisus nuskaitinėdavo vieną kartą metuose. Ir pavyzdžiui, kai aš pasu kaip Vilniui, čia jau nuo 2007 ar 2009 metų jau visi namai turėjo ten nuskaitimus ir dalykinės apskaitas, tai jie net diegdami dalykinės apskaitas nestatydavo antenų, nes namo administratorius arba statydavo antenas, bet prieidavo su kompiuteriu nuskaityti vieną kartą metuose, nes namo administratorius mokėjimus išdalina, reiškia, 12 mėnesių visus metus. Ir ryšium su CO2 emisijos mažinimu buvo nuspręsta motyvuoti gyventojus, būtent diegiant nuotolinio nuskaitimo apskaitas, padaryti visus prietaisus nuskaitomus, kad jie pajaustų, ką reiškia užsukti kraną, prisisukti radiatoriaus termostatinę galvą. Tai, nes jie kas mėnesį mokėdavo tik tai už elektrą. Tai jie dabar maksimaliai greitai stengiasi visą tai įsidiegti, keičia prietaisus. Kai kuriais atvejais nukenčia mūsų rinka, nes jeigu mes duodam užsakymus vienokius ar kitokius, tai sako, mes jums nespėsim laiku pagaminti, nes sako, mes į Ispaniją dabar didelį užsakymą turime. Tai tiek, jeigu turit kokių klausimų, prašom. Tai ką, nėra klausimų, ačiū už dėmesį ir visiems gražios dienos. Labai ačiū Liudvikui, labai ačiū metrologijos inspekcijai, tikiuosi buvo naudinga informacija, tikimės ateityje segmentuoti labiau tokio tipo informaciją ir linkiu geros dienos. Gero.